Va, atvykstu į Tokiją. Pirmas įspūdis, matot koks. Nu va, atributai japoniški pasirodė pirmieji. Lemba, užkliuvau, vos neparvirtau. Be filmuodams išžiopsojau. Truputį pirštą nusimušiau. O tai va švietimas padarytas. Nu va. Kaip sumo atrodo imtynininkai. Ten geiša. Tokie nemenki vaikinai. Man lempas patinka tos pakabintos. Įspūdingai atrodo. Čia visi paliakargiai, kad saulė neperkaistų. Ten vėl apšvietimas. Čia kitas japoniškas dalykas. Nu va, vėl Pizos bokštas išlindęs. Šįkart ne visas, o tik dalis. Šitalijos. Toliau, kas čia dar? Kažkoks tajų kaimas. Žaidimų kambarys. Tokie daug užsiėmimų vaikams. Čia visokių nekučių, kaip matot, visokių ir valgomų, ir nevalgomų. Čia visokių mezginių ir pintų. Čia jau tokia kiniška parduotuvė, nu gerai čia. O dabar prasideda pats grožis, pažiūrėkit, kokios lubos. Pažiūrėkit, kaip padaryta. Fantastika. Čia tokia imitacija. Nors kažkodėl italų vėliava. Vienas kažkoks italų restoranėlis įsipaišė. Bet žinau, gražiausiai man buvo ten koridoriuje. O čia tai visiškai autentika atsiskleidė. Pažiūrėkit. Kaip gražiai padaryta. Nežinau, kur aš čia patekau. Ar aš čia išeisiu? Išeisiu. Aš galvoju, kad čia koridorius prasideda. O čia pasirodo restoranas kažkoks tai. Pavadį ką? Labai gražiai. Nu va, tokia autentika aplinkui. Gerai, šiek tiek Čia vėl kažkokia kavinė. Japoniški motyvai. Tai va, dabar pateksiu į tą koridorių. Man atrodo, ai ne. Tualetą, aš nebuvau tualetą japoniškam, nes čia kiekvienas tualetas yra meno šedevras. Bus tas pats. O, pažiūrėkit, įėjimai į tualetą kaip padaryti, matot? Moterų, vyrų. Nežinau kaip ten viduj, tai iki šinuosi pažiūrėsiu, į ten kur filmuot. Nu va, matot kaip tualetą padaryti. Čia vyrų tualetas. Fantastika. Tokių vaizdų dar tikrai niekur nemačiau. O taip būtų kruopščiai tualetai sutvarkyti. Čia kaip meno šedevrai pas mus prabangus baras taip gerai netrodo. Nu va, išlendimų iš tualeto. Kur ta autentiška gatvelė japoniška? Nerandu kol kas. Tikriausiai vėliau. Nu va, čia dar vienas restoranėlis. Iš tos pusės. Čia vėl va žibintai. Gražus. Aš čia buvau truputį praėjęs tą dalimi. Gerai, pauzė trumpa. Va, atėjau į autentišką gatvę, jo, japonišką gatvę, pažiūrėkit. Kaip jums vaizdelė?
O čia. Čia Bankoko lateksas. Bankokas garsėja savo lateksu pasaulyje. Iš jo gaminiais. Nu, va, pažiūrėkit, kaip gatvelė. Japoniška. Atkreipkit dėmesį į iškabas. Matot, kokios iškabos. Fantastika. Nu, lubos taip padarytos. Žiūrėk, kiaurą dieną. Džiaugtis. Čia visokių nekučių parduotuvė. Na, pažiūrėkit, toks medelis. Ten Paryžiaus šmotas išlindęs. Tai yra Eifelis. Nu kaip jums toks Tokijus. Vidury Tailando, Patajoje. Ne, negražu, pažiūrėkit. Kokios tos iškabos autentiškos. O čia jau pakeitė šiek tiek. Čia viskas jau pažaliavę. Panašu į pušų spyglius, tokius stambius. Nu, tokia labai autentiška gatvelė. O kur medį patį užkampį, dar medelį gražuolių įkišo. Aha, vyrų tualetas. Vėl einam į tualetą pažiūrėti, nes čia tualetai, kaip sakiau, meno šedevrai. Į moterų sukčių, įtariu ten dar gražiai, pažiūrėkit. Vyrų tualete kas daros, matot? Čia tualetas. Žiūrėkit. Kaip autentiškai padaryta. Fantastika. Nu, kur jūs matėt pasaulyje tokių tualetų? Aš apakęs. Žiūrėkit. Biški per giliai įlendau. Lekim iš čia. Iki visiems. Japoniškas autentiškumas tęsiasi. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Fantastika. Parduotuvinė turinį nerodau, nes niekam neįdomu. Kas ten parduotuvėse, įdomu, kokios iškabos ir kaip tai padaryta. O, čia žuvyčių prikabina, matot, kaip visokių. Bandau pro tą žuvytės ir nueiti į centrinę vietą, nes gatvelė kaip ir baigėsi. Nu viskas. Gal tokį reiktų jau palikti, nes anai pusėj tokio įspūdingumo nėra. Ai. Va, tiltas. Tiltas, kaip suprantu, čia yra San Francisco, tas žymusis tiltas. Kito tilto daugiau tokio ir nėra. O čia tas gigantiškas pakėlimas, matot? Iš kur pakyla iki kur? Į kokį aukštą. Einu dar tam pažiūrėti, gal ten kažkas įdomaus bus. Tam. Čia dar šiek tiek japoniškų nesąmonių. Ten vėl milžiniškas žaidimų kambarys. Aš jį praėjau praėjusią dieną, tai jis labai didelis. Ten užsitęsė, paskui dar į dešinę. O vaikam ir ką veikti. Dabar jau tos autentiškumo didelio nebėra. Čia viskas įprasta, dabar Dar reikia pažiūrėti skersinę gatvelės, Ana, nu tos
kur šoninės gatvelės. Ano šoninės buvo labai gražios. Gal ir čia dabar bus kažkas tokio. Nu jo, čia tokie vaikiškas. Oi, čia gražu. Irgi matot. Labai spalvinga. Nes čia viskas vaikams skirta. Vaikiškos prekės. Čia vien tik vaikiškos prekės. Matot kokias mašiniai ant sieną. Čia barbershopas. Jau visokių robotų, tatuiruotės daro. Čia viskas vaikams, barbershopas ir tatuiruočių meistrai, viskas vaikams čia. Žiūrėkit, kokios lubos. Viskas taip keičiasi, net, ta prasme, tokie perėjimai iš vienos vaizdų į kitą. Tiesiog nepastebimi, nors jie labai skirtingi. Matot, kokių robotų atsiuntė. Nu va, būsim visas autentiškas vietas apėję. Visas autentiškas vietas būsim apėję. Pašalai. Gerai, jungiu pauzę. Viskas, ate tokį jau. Iškeliaujam. Keliaujam mes dabar į Italiją.